kviečiame klausytis pokalbio su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu apie draugystę su Jonu Pauliumi II ir popiežiaus pastangas puoselėjant dialogo ir taikos kultūrą. Eminencija studentų ateitininkų Rudens akademijos metu kalbino Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos klierikai Linas Braukyla ir Mantas Jakštas. Su jumis yra studentas ateitininkas Linas Braukyla ir kandidatas į studentus ateitininkus Mantas Jakštas. Ir taip, mes visi džiugiai tai priimame. Mes esame pas savo kaimyną, kardinolą Audrį Juozą Bačkį, kuris gali dabar jums pasakyti sveiki. Sveiki. Kaip giedininkai, visą atnaujinkite Kristui. Turime progą aplankyti savo kaimyną, nes jis iš tikrųjų yra išskirtinis šitoje akademijoje. Turbūt išskirtinis tuo, kad labai daug laiko praleido šalia Jono Pauliaus II, Šventojo Jono Pauliaus II, nors tuo labai nemėgsta girtis. Jonas Paulius II yra šventasis, bet jis taip pat ir buvo žmogus. Taip galima drąsiai pasakyti. Ir apie tą buvimą žmogumi mes norime kalbėti su jo eminencija kardinolu Audriu Juozu Bačkiu. Šis pokalbis yra neilgas, jis yra gyvas pokalbis, mes truputį drąsiai stengsimės vesti dialogą ir gal net kartais ir įsiterpti. Įsiterpti jums neleisime, brangus klausytojai, bet kviesime jūs rašyti klausimus arba komentarus į pokalbio skirtį, galbūt į tai mums pavyks rasti laiko kaip nors atsižvelgti. Ne? Gerai. Tai garbė Jėzui Kristui, mėly klausytojai, mėly žiūrovai, tikiuosi, kad jūs mus girdit ir matot ir visai kaip reaguojat ir linksminatės. Ir aš įsivaizduoju, kad tie ateitininkai, kurie dalyvavo šiemet ateitininkų labdaringam pokytį, tai dabar tiesiog kvatoja matydami mūsų Linų šitame ekrane, bet mes pasistengsim, kad šitas pokalbis būtų tiek pat linksmas ir tuo pačiu tiek pat intelektualus, koks buvo opcionas. Bet rimtas, kaip sako eminencija. Tai eminencija, mes dėkojam jums, kad jūs priėmėt mūsų svečius, kad net ir šitomis sudėtingomis pandemijos sąlygomis ir karantino sąlygomis galim būti kartu. Laikomės atstumų, laikomės distancijų, stengiamės užtikrinti visų mūsų saugumą ir džiaugiamės, kad jūs sutiksit pasidalinti savo žiniomis apie savo gerą bičiulį, nors jūs taip ir nedrįstat vadinti popiežiaus, bet visi žmonės sutikti sako, kad būtent toks jis ir buvo jūsų geras bičiulis. Tai galbūt mūsų pokalbį reikėtų pradėti nuo to, kad jūs prisimintumėt, kokiomis aplinkybėmis, kokiomis progomis bendraudavot su popiežium. Ir atsakymas, kad jis buvo jūsų viršininkas, o jūs buvo tik mažas raitelis, netinka. Ne, jūs kalbate apie tą bendravimą. Supraskit, aš kalbu kaip tikintis žmogus, kaip kunigas, patekau į tą Vatikaną, dirbti valstybės sekretariato tose struktūrose, kur yra tam padarytos, kad popiežiui padėtume atlikti savo misiją. Mes esame tikrai pavaldus ir taip nuoširdžiai. O aš susitikau su juo labai paprastai. Aš buvau aikštėje, kai jį išrinko pirmiausia. Aš jau dirbau Vatikane ir džiaugiausi išrinkimu ne italo popiežiaus po 455 metų. Tai buvo vis tiek naujiena. Aš buvau girdėjęs jau apie jį. Bet, sakau, man svarbiausia buvo, aš tikrai buvau džiaugsmo pilnas, kad išrinktas popiežius ir dar iš tada tuo laikų, sakykime, pavergtų, komunizmo pavergtų kraštų, sakys, kur supras mūsų Lietuvos reikalus ir mūsų padėtį. Tai, o susitikimas vienas buvo pačią dieną, spalio 22, kai jis pradėjo savo ganytojo misiją. Prieš mišias buvau pakviestas pas jį, pasakyti tokį sakinėlį lietuviškai, kad jis galėtų kreipiantis į minią ir lietuviškai pasakyti. Tai aš jį pamokinau pasakyti, būkite laimingi ir ištikimi Kristui. Tai tie žodžiai buvo. Tai mes buvom iš kelių kraštų, buvo iš ukrainiečių, rodčekų, kai kurie iš tų visų kraštų, sakyčiau, komunistinių kraštų, popiežius norėjo dėmesį jau iš karto. Tai buvo pirmas susitikimas su juo, sakyčiau, kaip aš su kunigu, su savo vadovu.
Taip, biškį vėliau teko susitikti, jis norėjo susipažinti su valstybės sekretariatu. Galima sakyti, čia yra kaip šiandien būtų kanceliarija, pirmo ministro, kaip sakė, visi žmonės, kur dirba, tai dalyko, ir apėjo mūsų biurus, tai tik mane pamatė, mes jau pažįstami. Aš stebėjau, kad po 3 mėnesių matęs 1000 žmonių, atsimena žmogelį, kur pamatė vieną kartą prieš mišias 5 minutėm ir viską. O paskui viskas vyko labai greitai, buvo 78 metai, o 79 metais mane paskyrė jau to sekretariato, tos kur rūpinas ta dalis diplomatinių santykių su valstybių pasekretorių, tai reiškia pavaduotojų viršininkų. Viršininkai, galima sakyti, užsienio reikalų ministeris. Tai aš tapau toj pat, kaip sakant, toj grupelė žmonių, kur turėjom progos arčiau pažinti popiežių prisimti. Na, manyti, kasdien nueidavo. Nueidavo mano viršininkas, valstybės sekretorius. Vieną kartą į savaitę nueidavo mano tiesioginis viršininkas, kalbėti su popiežiu, bet būdavo susirinkimų, jau darbo susirinkimų, kur būdavo ir į pakviestas pasakyti savo nuomonę. Iš pradžių nelabai, bet ko tolyn ėjau, tai to dažniau pasitaikė, tokie darbo susitikimai. Bet svarbiausia mano buvo, kad popiežius turbūt irgi mane parinko tada pasekretorių, tai buvo popiežiaus, kaip sakant, skirimas žmogaus, kuris, kada visą metų vietoje buvo italai. Tai irgi pirmą kartą, kad ne italas buvo toje vietoje dirbti. Pasirinko daug aš lietuvis, jis turėjo simpatiją ir žinojo Lietuvos istoriją visą. Tai turėjau pasirinkimą tarp vyresniųjų žmonių mūsų biurą, aš nebuvau pats vyriausias, bet parinko. Tada prasidėjo darbiniai santykiai, sakyčiau, ypatingai, tai aš kalbu, čia yra 78 metai, 79 metais man teko kartu su juo važiuoti į Ameriką, Jungtinės tautas ir į Airiją, jau lėktų palydėjau, kartu su kitai, žinoma, grupė, bet svarbiausia prasidėjo su Lietuva pasikeitimai. Jau 82 metais mirė vyskupas Labukas, kur buvo Kaune, paskirtas buvo vyskupas Povilonis ir tada prasidėjo jau atvažiavimai tų vyskupų į Romą. 83 metais jau buvo pirmas atvažiavimas, pirmą vyskupų vizitą Dliminą. Su popiežiu susitikimas po 20-30 metų. Tai sakau, aš visose tose susitikimas, kad buvo asmeniškai, tapau vertėjų. Tai nueidau kartu su popiežiu pabūti ir ką, tai žinai, vertėjai ir irgi verčiau kartais biški nepataiko, bet italai sako tradutorė, tai vertėjas ir traditorė, tai reiškia išdavikas. Tai eminencija, ar galim sakyti, kad jūsų bendravimas su popiežiumi užsimezgė nuo darbinių santykių, bet galiausiai peraugo į draugišką santykį? Ne, kad popiežius buvo iš viso. Prisiminkit, popiežius yra žmogus, kaip asmenybė, yra šventas žmogus, bet sakau, šventas jis buvo ta prasme, kad jis tikrai jam svarbu buvo, jo filosofija formacija, tas personalizmas, santykis su žmogumu. Tai yra pirmoje eilėje. Ir žiūrėjo į visą pasaulį, kultūrą, kaip reikia santykių su žmogum, santykiai tarp žmonių ir santykiai su Dievu. Tai 2 dalykai jam esminiai jo gyvenime. Tai aš manau, jis tikrai priimdavo žmonės labai šiltai, jausdavai tą dėmesį, nebuvo koks viršininkas ar ką su kiekvienu. Ar būtum viršininkas, ar būtum paprastas žmogus, tai visuomet su šypsena, matai, kad žmogus jam rūpi, tu jam rūpi, kas tu esi. Su tavim nori pasikalbėti, nenori tau, kad nors, kad ne apie reikalus. Tai buvo toks draugiškas. O tas faktas, kad buvo lietuvis, jam rūpėjo, kas dedasi komunistėse kraštuose, tai kiekviena žinelė iš Lietuvos ar ką, tas jam buvo svarbu. Tai buvo sunkių sprendimų tų laikų. O mūsų žinios su Lietuva būdavo, kad pravažiuodavo, kad nors tėvas Račiūnas būdavo toks pravažiuodavo tais laikais. Atvažiavo kai kurie kunigai pasiųsti irgi su palaiminimu saugumo, tai jie savo versijas darydavo, Lietuvos gyveno viskas gražu, seminarai, tobulai, viskas veikia, ateidavo kiti, viskas ant blogai. Tai vienu žodžiu, aš vis tiek buvau toks tarpininkas pasikalbėdama apie, gaudama kokią žinią Lietuvoje, visuomet jam rūpėdavo, kad būtų jam pranešta, o jis reaguodavo, ar jis paklausdavo ar ką.
Duodu vieną pavyzdį apie kroniką. Buvo ten paleistas gandai, tai irgi sovietų ir taip toliau, kad čia yra dalykas, kur gaminamas užsienį. Čia yra propagandos dalyko užsienio lietuvių. Pagamintas ar Amerikoje ar taip toliau. Tai jis buvo ten nugirdęs, jis manęs paklausė, kaip čia yra tikrai. Tai aš ką žinojom, pasakiau, ne, žinojom, kad čia per Maskvą mikrofilmas būdavo atveždavo. Jis sako, mes turim tas mikrofilmas, tai tikras dalykas. Tai jis nusiramino, kai jam atrodė kartais, kad per daug ten buvo pasakyta kai kur, bet jis tikrai priėmė. Tai jam rūpėjo, aš sakau, aš buvau bent sakyčiau, ne patarėjas, bet su manim pasitardavo lietuviškų reikalų. Bet žiūrėkit, jūs pats buvot diplomatiniai tarnyboje. Taip. Ir jūs buvote šalia popiežiaus, kai jam reikėdavo elgtis pusiau kaip diplomatui, ir ne? Susitikti su viena lietuvių delegacija, susitikti su kita lietuvių delegacija. Labai tokioj, nežinau, diplomatiniai tikroviai. Turbūt dėl to jūs šiandien neseniai jau, turbūt prieš kelis mėnesius, kalbino apie tai, kokį jūs matėt popiežių, būdamas jo diplomatiniai tarnybų. Ir jūs tą pokalbį labai ryškiai baigėte tuo. Nediplomatas, popiežius yra nediplomatas. Kodėl jums tą taip reikėjo smarkiai pabrėžti? Aš taip pradėjau, kad dažnai popiežius yra pristatytas Šventasis Jonas Valanda kaip komunizmo imperijos grovėjas. Ir čia buvo jo stiprybė, jis pasauliniu mastu savo diplomatiją nugalėjo, kaip sakant, tą didelį priešą. Susitikęs buvo su Reagan, aš dalyvavau tam susitikime. Tai žinoma, Reaganas kalbėdavo iš savo pozicijos, kad mes stipresni už rusus, mūsų ginkluotė bus geresnė, smarkesnė, jie nepajėgs padaryti, ko mes galim padaryti. Tai norėjau, kaip sakant, savo jėgą, savo galybę, sako, vis tiek rusai mūsų nepasivys ir panašiai, nugalėti, sakyčiau, jėgos kalba, politinė kalba, mes mūsų ekonominė, mūsų įtaka pasaulyje didesnė, mes laimėsim. O popiežius priešingai žiūrėjo į žmogų. Ta visa istorija su Lenkija prasidėjo nuo to, jis sužadino gal tą solidarność, visus dalykus, bet žiūrėdams į žmogų, sakyti, kas yra svarbu, tai žmogus, jo laisvė. Kad ir priespaudo gyvena, žmogus yra savyje yra laisvas. Jis turi ieškoti tos laisvės. Jis nori prašyti, kad jo laisvės būtų užtikrintos. Atmes bet kokią priespaudą. Ir čia kiekvienas žmogus turi tą daryti. Ir kiekviena grupė žmonių, tai susijungkit kartu, ginkit savo teisės, net ir diktatūros sistemoje. Tai jis buvo toks, ragino ėjo į žmogų. Žmogus yra laisvas, Dievo kūrinys. Tai pamatinės teisės, kuris gavot ne iš valdžios, bet gavot iš Dievo. Ginkit jas. Nebijokit, ne politiniais motyvais, ne darydama politinius judėjimus, bet gindami savo žmogišką prigimtį, kad Dievas yra jums davė. Ta laisvė galvoti, kaip jūs nori, sąžinę turėti, pagal Dievo balsą kalbėti. Tai popiežius visuomet savo diplomatijoje, jis tikrai turėjo tą diplomatinį aparatą, turėjo susitikti su valdžiom, bet yra kis dalykas, yra kaip aparatas, kaip, sakyčiau, įrankis, pasinaudoti įtarinkį, pasikalbėti, susitikti pagal įpročius diplomatinius, bet esmė jis norėjo ginti kiekvieną žmogų, ginti kiekvieną tautą, ginti šeimą ar ką. Tai sakau, jei aš charakterizuočiau jo idėjas, tai sakau, pirmą vietą žmogus. Pagal savo prigimtį visas teisės, kultūra ir laisvės, ypatingai religijos laisvė. Tikėjimo laisvė yra pamatas visų kitų laisvių. Ir reikia tą žmogaus orumą. Čia buvo pirmas dalykas. Antras dalykas, jam rūpėjo tai šeima. Jis tikrai nepaprastai apie tą kalbėjo, daug yra padaręs, nes jis turėjo savo viziją pasaulio kultūros. Kultūra, tai aš sakyčiau, jei nori ką nors pasikalbėti, patarčiau pasiskaityti popiežiaus kalbą UNESCO kultūrą 1980 metais, kuris savo viziją darė. Čia žmogus, jo orumas, čia kultūra, kuria tautos ne tik kalba, bet papročiai ir visa istorija perdodama per šeimą, per mokyklą. Ir toliau, sakau, ir ten, jis toj kalboje, tarp kito pasakė, yra tautų, kur turi didelį kultūrą,
bet šiandien neturi tos politinės laisvės. Aiškiai visi suprato, jis kalbėjo apie pavaldijas. Tai sakau, bet jo vizija buvo žmogus, kultūra, trečias punktas santykiai tarp tautų, irgi ta nueina šeima, paskui susibūrimas žmonių, yra tauta, kuri irgi svarbi, ir paskui santykiai tarp tautų, tarp kraštų, tai ką yra svarbiausias dalykas. Tai buvo idėja, sakydavo, žmogus, šeima ir taika, tai kaip politinis, kaip sakant, šūkis, tas buvo jam svarbiausia. Ir prisiminkite tą Asyžių, tą maldą už taiką, tai buvo jo svarbus dalykas. Mes prie Asyžiaus tikrai dar grįšim, čia neužbėkim už akių, gerai, nes čia bus mūsų pokalbio turbūt kulminacija. Bet turbūt kalbėkim dar apie tuos esminius dalykus jūs išryškinote, ne, jie tarsi universalūs yra. Žmogaus orumas, šeima, santykiai tarp tautų. Svertas iš tikrųjų tarptautiniai politikoje. Negrįžkim prie to, kad kalbėtume apie popiežių kaip apie diplomatą, ar ne, bet visi galime eiti prie to, kad jis buvo didelę galę turintis žmogus, ar ne? Ir tada kaip jis jautėsi tą galę turėdamas, arba kaip jis su elgėsi, jeigu jūs taip galite vertinti. Jis buvo paprasčiausiai Dievo tarnas. Jis buvo tikrai susitapatinęs su savo misija, vadovauti katalikų bažnyčiai ir skelbti Evangeliją visom tautom. Jis tą parodė, kokiu būdu keliaudamas, aplankė apie 130 kraštų ir sunkiuose padėtyse, ne tik komunistinių, kai buvo Nikaragua ar ką, visokių dalykų, jis nebijojo eiti kalbėti, nebijojo eiti, kur yra vargas, kad priminti tą teisingumą, kad reikia vargšiais rūpintis ir taip toliau. Tarptautinės organizacijos irgi už taiką kalbėjo, už žmogaus teisių ir panašiai gynimą. Tai jis figūra buvo, kai jis buvo charizmatiška figūra. Jo kalbos ar ką yra tikrai aukšto lygio ir dičio žmogus. Ir turėjo labai aiškias idėjas, labai aiškias linijas, kada dažniausiai mūsų politika vis daros be vertybių, nėra paremta dalykų, o jam tai žmogus yra paremtas Dievu. Tas teisės tautų prigimtinis yra Dievo dovana žmogui. Žmogus negali būti suprastas be Dievo. Tai sakau, eidamas, skeldamas tą žinią ir gindamas žmogų, jis paliesdavo tikrai daug jautrių dalykų. Ir žmonių gyvenime, jo socialinius santykius, ir politinius, civilinius santykius. Jis nebijodavo užsiminti kiekvienam krašte, kur ten pulioja žaizda, aiškiai žodį pasakyti. Aš buvau Airijoje, kartu su juo pravažiavau, kalbėjau jaunimui, buvo jaunimo iš šiaurės ir pietų Airijos, kada vyko ten kova, dar nebuvo susitaikiusi, tai kalbėjau jaunimui, kad tik jūs turite taiką nešti. Negalime taip gyventi, kaip sakant, su ginklais rankose ir taip toliau. Jis labai smarkiai nebijodavo tų dalykų. Tai jo pasisakymai ir žmogaus laisvė, ir komunizmas, bet to jis tikrai tą Lenkiją išjudino, kad žmonės savo savivertę atrado. O, mes galime eiti pirmin. Turėjo tą užnugaris, kad visi tuo metu buvo labai katalikiška, dar likusi dar Lenkija. Tai pajuto žmonės sąžinę, čia bažnyčios vadovas mus stiprina, ne mūsų ragina, stiprina. Jis politika neėjo į politiką, bet gindamas jūs turite teisę. Jūs, kiekvienas žmogus, kiekviena šeima, kiekviena bažnyčia, taip toliau, tai jis išjudina. Tai užtat, sakau, jis patraukė dėmesį ir tos kelionės, nori nenori, šiandien spauda ir televizija, tas irgi svarbu. Tas popiežius visur keliauja, visur jį mato. Bet jūs pagrįstai einat prie kelionių, prie to mes dar grįšim. Grįšit. Bet žiūrėkite, eminencija, kaip jums atrodo, ar Karolis Voityla, tapęs popiežium, suprato, kokią galę dabar įgyja? Arba jau būdamas popiežium, ar jis suprato, koks galingas, nežinau, skelbimo pultas jam yra įteiktas? Nes dabar labai dažnai popiežius Pranciškus tarp eilučių yra kaltinamas, kad tarsi pasako dalykus nepagalvojęs. Pasako taip, kaip jam atrodo čia ir dabar, nepamastęs, ne? Bet kaip jums atrodo, ar jisai suprato, kokį galingą įrankį jisai turi?
jis turėjo supratimą, jau sakiau, būdamas Lenkijoje kardinolai komunistiniame krašte, tais laikais, ką reiškia figūra bažnyčios vadovo, kuris nenusilenkia politikai ir turi savo liniją. Jis sako, aš turiu labiau klausyti Dievo negu žmonių ir viskas. Tai čia buvo jaust visur jo santykiai. Jis tai jautė, bet vis tiek jam rūpėjo, sakyčiau, tikrai įgyvendinti visą, ką buvo paskelbęs Vatikano II susirinkimas. Tas ekumenizmas, santykis su protestantai ir toliau, santykis su kitom religijom, žmogaus laisvė, tais dalykus jis norėjo konkrečiai įgyvendinti ir ten įstatymo būdu ir toliau. Tai jis jautė savo jėgą, ta prasme, pas jį ateidavo, jo patarimo paklausė, net kaip jis galvoja, kaip reikia elgtis su komunistais ar ką, kad tu ten buvęs. Tai sakau, bet jis nenaudojo tą galę, jam rūpėjo tikrai, kad ta visas pasaulis, tie žmonės, ta visos tautos neatitrūktų nuo Dievo. Čia yra pagrindas. Jis skelbė Evangeliją, jis skelbė Kristų. Tai jo galia, tai buvo, sakyčiau, tikrai Dievo duota jam galia, bet ne politiniai plotmėje ar sociologiniai. Jūs biškai man į tą pusę norite įvaryti. Aš su to nesutinku. Jo žodis buvo apgalvotas, bet apgalvotas, tam žino, kur eina, prisitaiko prie žmonių, jis buvo labai jautrus žmogus, žinodavo, kiek galima pasakyti, kur reikia sustoti. Bet kai ateidavo klausimas ginti tiesą, ar ginti gėrį, ar ginti žmogų, tada jis be kompromisų pasakydavo, ar kokiam prezidentui, ar kokiam nebijodavo. Ta prasme, bet savo nekalbėčiau apie galę, čia yra. Supraskite ir mus. Mes be reikalo neprovokuojam. Stengiamės tik tai parodyti tą įtampą tarp to, kad yra šventasis ir yra žmogus, ar ne? Yra pasaulio lyderis, tikrai kalbant modernę kalbą, bet pagrįsta, man atrodo, modernę kalbą. Ir yra popiežius, tai reiškia bažnyčios ganytojas. Ir jūs sakot, nenorit kalbėti apie Pranciškų, bet nepykit, šitas klausimas su tuo yra susijęs. Mes žiūrim taip pat į dabartinį bažnyčios vadovą, ar ne, ir pasaulis jį žiūri kaip į lyderį. Ir kai kurie jo veiksmai yra svarbus kaip pavyzdys, nežinau, jo neturtas, ar ne, arba kai kurios iniciatyvos, nežinau, dar turbūt vėliau kalbėsim apie susitikimą Asyžių, ar ne, bet popiežius Pranciškus darė panašiai, susitikdamas su islamo vadovais ir taip pat panašių susitikimų rengdamas. Žodžiu, popiežius iš tikrųjų tarsi yra pasaulio lyderis, bet kaip jūsų nuomonė su tuo sugebėjo tvarkytis šventasis Jonas Paulius II, nes popiežiaus galvoja vis tik tai turbūt turi sutilpti, ar ne? Aš esu pasaulio lyderis, bet iš tikrųjų aš nesu pasaulio lyderis. Bet sakau, tai vėl tas pats asmenimis, jo jėga, sakau, buvo dvasinis lyderis. Aš nesakyčiau, kad tas paveikė ir visą, sakyčiau, jo pasisakymai dalykai ir visą ir politinį, socialinį pasaulį, tai gerai, enciklikas parašęs ir visą ką tai. Aš suprantu tą, bet vis tiek jis buvo dvasinis daugiau lyderis, o užtat jis su to buvo žmogus susitapatinęs savo misiją. Mane išrinko popiežių, aš nevertas, bet jei jūs, broliai kardinolai, čia bažnyčios vadu mane išrinko ir nugalėsim pasaulį, ir kokie nuorodas politinės ar socialinės davė, ne, jis sako, įsileiskit Kristų, įsileiskit Dievą. Kitaip žmogus atkabintas nuo Dievo, kaip sakant, bus kaip Babelio bokštas, statys viską nors, kad sugrius. Tai jis buvo to įsitikinęs, tai jis tikrai norėjo, nesakau, gelbėti pasaulį, parodyti kelią, kelias išsigelbėjimo, tai yra tikėti su Dievu. Čia jo mintis, aš sakyčiau. Popiežių Joną Paulių II galima su Pranciškum lyginti dėl dviejų dalykų. Pirmiausia, jie buvo popiežiai, o antras dalykas, kad jie yra, galėtume tarsi sakyti, nepatogus Vatikanui. Kai aš sakau nepatogus Vatikanui, tai pavyzdžiui, jūs buvot Vatikane ir dirbot. Yra įprasta tvarka ir kai kažkas sugalvoja pakeisti tą tvarką, tada būna daug visokių nepatenkintų žmonių, čia kažkaip reikia viską kitaip daryti. Tai
Kad ir pavyzdžiui, popiežiaus Jono Pauliaus antrojo kelionės po visą pasaulį. Vatikanas tuo metu nebuvo įpratęs, kad popiežius čia tiek keliautų ir užsimanytų skristi į tokius pavojingus kraštus, kaip jūsų, pavyzdžiui, paminėta Nikaragva. Tai lygiai panašiai elgėsi ir Pranciškus. Atsisako ten kokių nors batų, atsisako gerų mašinų, aš čia pats paeisiu, čia pats pasinešiu tašę, o tada popiežiaus tašės nešėjas jau piktas, kad nebėra jam darbo. Žodžiu, bet mano klausimas yra apie tai. Popiežius Jonas Paulius II sukvietė įvairių religijų lyderius į Asyžių maldai, nors ne bendrai maldai, bet tarsi visi savo būdu turėjo melstis. Tuo pačiu metu. Tuo pačiu metu. Kaip jums atrodo, kaip tas žingsnis buvo suprastas pasaulyje ir ypatingai tikinčių žmonių akyse, nes aš įsivaizduoju, kad... Pasaulis supraskė, čia mūsų katalikiškas pasaulis, pačioj bažnyčioje nesuprato, kuriai buvo didelė opozicija, kai jis tą darė, daugeliu žmonių. Aš pats atsimenu, kad aš dalyvavau susirinkimuose, kur buvo sprendžiamas tas reikalas. Čia buvo 86 metai. Popiežius per vienybės savaitę, kai nueidavo į Švento Pauliaus baziliką susitikti su įvairių protestantų religijos žmonėmis, kaip sakant, ekumenizmo vardan, visuomet buvo ta vienybės savaitė, jis tada paskelbė. Yra blogai pasaulyje, reikia už taiką melstis ir čia mes visi, visos religijos čia susirinkti turėtum duoti. Bet tada buvo apribota ekumenizmo plotmėje tik tai krikščioniškom religijom. Bet paskui jis pradėjo pats galvoti. Aš manau, kad šventasis tėvas tikrai, sako, yra šventasis irgi, sako, jis buvo žmogus, maldos žmogus. Daug dalykų pasisuprasdavo maldoje. Tai aš sakau, aš atsimenu, tai susirinkimai to reikalo, kai buvo pirmieji sukvietęs tų visų atsakingų kongregacijų viršininkus, tai reiškia justicija ir paks, teisingumas ir taika, vienybės sekretariatą, santykis su kitom religijom, paskui, žinoma, kitus kongregacijos kalbėjo su jais, ką daryti, kaip mes galim tai įgyvendinti. Ir jam tikrai subrendo idėjas, kodėl mes turime apsiriboti vėl tik krikščioniškom, kvieskim ir visus. Tačiau buvo pasipriešinimas. Daugelis sako, tas neįmanoma, tada mes kaip katalikai krikščionis, tai atrodys, kad Dievas yra tas pats, ar budistų, ir taip toliau, tai daug kas buvo, taip abejoju, ar ką. Tai aš atsimenu vieną antrą susirinkimą, kur buvo užduotis pagalvoti, kaip galima tai vykdyti ir panašiai. Ir popiežius ant galo dar pasikvietė pietų visus, tos buvom, nežinau, 15-16 žmonių, ir paskui pasakė, dar reikia pasimelsti. Iš prieš pasirinkimų visuomet eidavo į koplyčią melstis, jis mus nusivesdavo. Ir tada jis sakė, dar reikia pasimelsti. Ir aš atsimenu paskui vieną kitą susirinkimą po kokių poros mėnesių, kai susirinkome ir ką, tai jau viską apsvarstė, tai jis sakė, mes šitaip darysim, sukviesim ir visų religijų ir panašiai. O čia jokios argumentas nebegalioja. Jau matai, kad popiežius buvo apsisprendęs ir čia aš tikrai tas sprendimas padarytas jis savo sąžinę prieš Dievą. Man atrodo, kad tą galima padaryti ir tada jūs, mėly ponai, čia susirinkę, įvykdykit tai. Ir aš atsimenu, gaudavau skambutį iš sekretariato vienybės, bet žinai, šitai sunkumų daro ir taip toliau. Sako, nekalbėkit apie sunkumus, popiežius prašo tą padaryti. Reikia nugalėti juos. Tai buvo, kaip sakant, daug dalykų, sako, čia yra geras pavyzdys, kad dalykai vis tik bręsdavo, jo mąstėm, jis dažnai melsdavo, nežinau, kaip sutarkdavo laiko, ar prieš mišias ir po mišių, ir prieš švenčiausio kasdien su visais reikalais, ir dar rašyti vieną dieną, laisvą turėdavo antradienį rašyti savo enciklikos, savo knygas ir ką, tai žmogus buvo Dievo apdovanotas ypatingų gabumų. Bet sakau, tai dalykai, tai pagrindiniai sprendimai, ką sakyti, ką daryti, nuvažiavus į tą kraštą, apie ką kalbėti, surinkdavo informacijų, pasikviesdavo paskui vyskupų konferencijų atstovus, vieną ar kitą, pasikalbėti konkrečiai, ką reikėtų pabrėžti, kas yra svarbiausia, kur skauda bažnyčia. Ir tada jis rimdavo. Tai aš manau, šituo atveju ir tas pats. Tas gimė grinai, sakyčiau, tas santykis, aš sakysiu, su Dievu, jo mąstė, meldės, jis sako, ne, aš galiu daryti. Kaip šventas Paulius susigalvojo, aš važiuosiu į Makedoniją, mane prašo, pajūrė, buvo pirma jo kelionė į Europą, į Graikiją ir pasidėjau krikščionybę čia.
Tai tas pats. Manau, kad Dievas veikia, šventoji dvasia veikia ir per popiežių ypatingai veikia. Mes tuo nebejojame. Tikrai. Bet klausykit, man labai svarbu. Tikrai esu matęs priekaištų, ne tik popiežiui Pranciškui, bet ir konkrečiai skaičiau, net ir dabar prieš pas jūs ateidamas dar kartą, straipsnį, kuris kritiškai žvelgia į tą Asyžiaus susitikimą. Ar ne? Ir priekaištas daugmaž būna toksai. Popiežius imasi pasaulinės lyderystės. Jis imasi vienyti skirtingas religijas. Kai tuo tarpu tas jo veiksmas, ar ne, tuo konkrečiu atveju, jis žinojo, kad bažnyčioje turbūt bus nesuprastas didelė dalimi ir tą yra pripažinęs popiežius Benediktas XVI, kad iš tikrųjų to susitikimo daug kas bažnyčioje taip ir nesuprato, ar ne. Jis visą tai žinojo. Ir yra tam tikras konfliktas šituo atveju, ar ne, tarp jo kaip to, nežinau, ganytojo, kuris tarsi turėtų duoti užtikrintumą visiems katalikams ir jo kaip, nežinau, pasaulinio lyderio arba nežinau, kaip jūs tą pakomentuosite. Pasaulio lyderis, jis paprastai, jam svarbu buvo taikos idėja. Yra pavojingoje vietoje pasaulyje. Atsiminkit, buvo tas laikas, tai buvo dar pavojus su komunizmu ir buvo, kad tik baigius prieš tai jau su Jonu Pauliu tą tarp Kubos ir Amerikos volkaras nebuvo kilęs. Tai buvo ir visur buvo, kur židinių ir kovų ir taika, jiems taika buvo labai svarbu. Jis sako, tai žmonės, kurie kitaip supranta Dievą, turi kitą savoką Dievui, bet tikrai tiki vis tik Dievą. Yra tik vienas Dievas visiems. Ar mes negalim visi melsis už tą taiką, kad tai būtų, jos pakvies tai daryti. Jis puikiai suprato, mes nekreipėmės, kai kurie objektas buvo iš teologinio taško. Jie netaip supranta Dievą ar ką. Duodu mažą pavyzdį. Tenai buvo numatyta daryti susitikimą Asyžiaus bazilikoje pačioj. Stačiatikiai atsisakė. Kad bus paniekinimas švenčiausios trejybės priimti į bažnyčią žmonės, kur netiki į trejybę. Matau, čia teologinis toks, sakau, bet jis išgirdo visus sunkumus. Bet jis manė, kad ten yra toks tikslas, yra toks kilnus, toks gražus, taip reikalingas. Ir man atrodo, kad mes turim parodyti pasauliu, kad taika yra toks dalykas, turi rūpėti ir Indijoje, ir kitam krašte, visi turim ką nors daryti. Tai aš suprantu, gali būti nesuprastas ir kaip toliau, bet tas žingsnis buvo daugiau, sakyčiau, čia ne teologinis dalykas, čia į taiką. Visi turim prašyti Dievo, kad duotų taiką pasauliu, kad tas blogis nenugalėtų, kad neitume žmogus prieš žmogų, kaip vilkas prieš vilkų ir kovoti. Tai manau, čia, tai sakau, čia ir tokie pavyzdžiai, kur mes visi dirbam Vatikane, kur būdavom, mes esam nuolankus tarnai, popiežius nori tą daryti, mes visą savo galimybę sudėsim, kad įvykdyti jo projektą, jo mintis, o ne kišti pagal. Man skambino, tas neįmano, šitą nenori, sako, suraskit būdą tą viršinti. Popiežius to nori. Ne, yra čia dalykai, kur nereikia žiūrėti. Vis popiežius turi teisę. Ir Petras ir Povilas susiginčijo. Skaitykite apaštalų darbai bažnyčiai. Tai kad kai kurie žmonės kitaip galvoja, tai yra normalu, ne visi su tavim, bet jis nebuvo mažas seriukas, jis galvą turėjo, jautė atsakomybę už visą bažnyčią, žinojo, kad kai kurie dalykai sukels, kaip sakant, nerimo kitiems ir juos sujaudins, kad čia mes išduodam tikrą tiesą, bet jis, kas jam rūpėjo, žiūrėkit, kai jis parašė tiesą, svarbiausias dalykas, ieškoti tiesos. Jei tu pagal sąžinę elgiesi, matai, kad tau yra teisinga. Sprendimą, kas turi daryti, tas, kur yra vadovas. Jis nebijodavo imti tų sprendimų ir eiti pirmin. Nepaisant kritikų, kartais savo artimų bendradarbių. Bet ne jūsų. Ne, aš paklusnaus buvau. Ant kai kurių dalykų pasakydavom savo nuomonę, kodėl ne. Jis išklausydavo, bet jis sprendimą padarydavo. Jis tikrai žmogus, mokėjo įsiklausyti nuostabiai. Sakau, buvo susirinkimai, paskui dar susirinkdavo savo pietus, pakviesdavo paskui kartu. Ir tada kiekvieną vėl
kaip sakant, padarydamas kaip santuoką, tai kas buvo pasakyta. Tai ką, ar tu šitaip galvoji tikrai taip, ar tu. Ir kiekvieno nuomonę norėjau išgirsti vėl iš naujo, kaip santrauką, kad sudėt visus mozaikos gabaliukus kartu ir toliau eiti. O jei neišeidavo mozaiką, sako, kitą kartą susitiksim. Jūs pasimelskit. Aš tai žiūriu į mūsų pokalbio režisierį, kiek mes čia dar laiko turim. Dar 5 minutės turim, bet aš tai dar labai tokį trumpą noriu klausimą paklausti. Vis dėlto popiežių galima greičiausiai laikyti pasaulio lyderių kažkokiu aspektu. Man labai įdomus yra vienas Dalai Lama. Yra kartą pasakęs, sako, aš kai nežinau teisingo atsakymo kokį nors klausimą, aš visada žinau, kad yra popiežius, į kurį galiu kreiptis. Ir čia yra užfiksuota, jis taip yra pasakęs. Bet man tik tai klausimas yra toksai, kad popiežius vis tiek stovi tarsi ant 2 polių. Iš vienos pusės jisai turi vadovauti bažnyčiai, rūpintis pakrikštytaisiais. Iš kitos pusės kažkokiu mistiniu būdu jam yra patikėtas pasaulis. Ir mes su Linu prieš ateidami tarsi kalbėjomės, kad jam pasaulis patikėtas dėl to, kad jis yra tikrojo pasaulio lyderio vietininkas žemėje. Lyderio, kuris yra už jūsų nugaros ant kryžiaus. Ir čia yra įdomu. Dabartiniam kontekste, tai, ką sako popiežius, dėl ko čia dabar visi taip diskutuojam ir visa žiniasklaida mūsų buvo taip nusidažiusi įvairiom spalvom. Bet klausimas, kiek ir ar popiežius turi rūpintis visų pasauliu? Ar likti tik taip prie pakrikštytųjų, prie bažnyčios reikalų? Be abejo, Kristus tai norėjo išgelbėti visą žmoniją, išganimo žinia turi pasiekti ir toliau, eikite visą pasaulį, skelbti Dievo žodį. Ta, jis tikrai, įdomu, kai jis keliaudavo, pažiūrėjau, jis kalbėti apie popiežių diplomatą, jis aiškiai buvo nurodęs 3 tikslus. Aš visų pirma aplankau savo bendruomenę, savo kaiminę, katalikų bažnyčią. Paskui visur būdavo, kur susitikimas su kitom religijom, ar tai būtų protestantai ar budistai, visame antroje eilėje, bet ir antroje eilėje. O trečioje eilėje tik tai politinė dalis su valstybė. Mandagumo, ko reikia padaryti, bet jo buvo visuomet tai 3 tikslai. Tai žinoma, ta prasme, įsėjų, kodėl į pasaulį skelbti, sutvirtinti savo brolius, tai jau yra savo įkurtų bendrijų, katalikiškų bendrijų, bet kartu ir skelbti Dievo žodį. Jis tikrai buvo drąsus, neieškojo kompromisų, jo pamokslai ar ką, susitiks su kitais būdais, vis tiek pristato Kristų. Čia yra centras, tą aš ateinu jūs skelbti, čia yra pasaulio išgelbėtojas, ta pirma jo encyklika Redemptor Omnis, tai Kristus yra pasaulio gelbėtojas, pasaulio išganytojas. Jis žiūri visą pasaulį, ne tik tai į mūsų bažnyčią. Užtat į tavo klausimą aš sakau, jis turi atsakomybę, kad nesustotų tas misijų, kaip sakant, proveržis, ėjimas į pasaulį ar ką. Tas daro labai sunku šiomis dienomis, kai visi kalba apie toleranciją, per ką, bet mes neturim padaryti iš bažnyčios ar mūsų mokslo ideologiją, savo doktriną, savo tiktologiją kitiems perduoti. Mes skelbiam gerą naujieną, kad Dievas sukūrė pasaulį, kad Dievas myli pasaulį, kad Dievas atėjo į pasaulį ir nori jį išgelbėti. Jei eisim su Dievu, eisim į tikrą laimę, jei eisim be Dievo, tai mes statom ant blogo pagrindo. Tai tas galioja tiek katalikui, tiek yra budistui ir kas turi supratimą, gal kitokią, bet visi, kad yra virš žmogaus kažkas, kur yra. Tai aš manau, kad yra sunku. Tai žinoma, pirmoje vietoje aš atsakau, jis atsakingas vis tiek už, kad išlaikyti tą gryną tikėjimą Evangeliją mūsų kaime, bet iš kitos pusės atvirumas ir visam pasauliui, mes neturim ką slėpti, ką mes galvojame apie žmogų, ką galvojame apie žmogaus prigimtį, kad dabar pasimetę, nebežino, kas yra žmogus, ar vyras, ar moteris. Ne, čia yra tapatybės klausimas, kas yra žmogus, priklauso prie žmogaus orumo. O jis ten nebijo paliesti, visas šeimos problemų buvo ta, kad perduot tikras vertybės, o dabar, nežinau, aš manau, irgi žiūrėkit, kitas dalykas, kur čia kalbu jaunimui, ar ne, tai kas yra svarbu, jaunimo dienas, kai jis pradėjo. Tai buvo visi didelis pasipriešimas Vatikane.
Sako, yra nesąmonė. Šiandien jauni, bet jau žiūrėk vakarų Europą, kokia jį buvo, Italija, pavyzdžiui, jau 81 metais, tai jau buvo, sakyčiau, ta mūsų konsumistinė visuomenė nuėjus. Jaunimas dažniausiai jau, kaip dažnai dabar vyksta vakarų kraštuose, paliktas ne Dievo valiai, bet gatvės valiai, spaudos valiai, interneto valiai ir ką formuoja, subrendžia, turi subręsti tokio aplinkoj, kur Dievo nebėra. Tai jis norėjo prakalbinti tą jaunimą, kad savivertę atrastų vėl, žinotų, kas yra, kad paieškotų gyvenimo tikslą, kas yra gyvenimo prasme. Jis norėjo, kaip sakant, jaunimui šitą numest. Ir čia įeina ir žmogus, ir šeima, ir lytiškumas. Ir jis apie tai atsimenu kalbėjo pirmoji kalboje labai aiškiai apie tą lytiškumą ir kaip svarbų dalyką. Tai jam rūpėjo, tai buvo bandymas prieiti prie tokio jaunimo, kur yra biški, sakyčiau, nutolęs nuo bažnyčios, buvo pakrikštytas, bet tai viskas. Paženklintas, gal Dievo malonė veikia, bet sakau, tai buvo vis. Tai jis, atsimenu, į Prancūziją važiavo, Prancūzija, laicistinis kraštas, net vyskupai nelabai norėjo, laicistinė valdžia bijojo, o jis atėjo ir visi nustebo vyskupai, kiek jaunimų susirinko. Jie patys, ne patys, reikia organizuoti, bet, kaip sakant, taip mielai priimti. Atsimenu, kardinolą Martytą, sako, čia atvažiavo Dievo atletas. Jis buvo jaunas, stiprus, žinai, ir pritraukė jaunimą, jam rūpėjo tas jaunimas. Irgi, jie sakyčiau, kas jam labiausiai rūpėjo, tai, sakau, žmogus, bet ypatingai jaunimas, šeima, tai yra jo dalykas. Vienintelis, kas pirmas padėjo kalbėti jaunimui bažnyčiai, atskirai. Žiūrėkit, tos jaunimo dienos tęsiasi iki šios dienos, rado savo galimybę, bet aš dalyvavau pats, buvau Prancūzijoje nuvažiavęs, buvau Filipinuose, buvau Vokietijoje, mačiau, kad tai reiškia. Aš pats buvau nustebęs, kad dar tiek susitikė milijonai pritraukė, noras važinėti ir tvarkoj, sakykime, bet vis tiek yra figūra tokio žmogaus, kuriam rūpi jaunimas, kuris pasitikė to jaunimo. Ne, tai eina kalbėti, jūs esate pasaulio ateitis. Ne, yra dalis to pasaulio, ar ką. Ir popiežiui rūpi, iš šių dienų popiežiui rūpi, Pranciškui rūpi irgi. Vėl provokuosit mane su Prancišku. Ne, dabar jau tik išpažinsim tikėjimą ir tikrai pasidžiaugsim. Tai, ką jūs pasakėt, man atrodo, apie Šventą Joną Paulių, man tikrai padeda žiūrint turbūt į dabartinį popiežių. Ir tiesą sakant, niekada nepagalvojau net, kad pasaulinės jaunimo dienos, kurios man atrodo savaime vykstantis dalykas, nes aš kiek save atsimenu, tiek atsimenu ir jas vykstant ir tuos milijonus suvažiuojant žmonių, ar ne, kad jis nėra savaime. Tuo reikėjo patikėti, ar ne, ir įspūdinga, kad šitas šventas žmogus tai kažkaip atnešė. Mūsų laikas, žinokit, kardinolai, jau baigėsi. Mums dėkoja štai klausytoja Justina, kad pokalbis buvo įdomus. Ačiū. Aš gaila, kad nematau jūsų veidelių, man gaila labai. Gal parodykite, gal kažkaip pavyktų atsukti ir mums pamojuoti. Gerai, sekundėlę, mes tuoj parodysim kardinolų jūsų veidus per saugų atstumą. Laukit sekundę. Ir tada pajungiam, reiškiasi, vaizdas. Gallery. Nemoku, kur gallery. Gerai, dabar įsijunkim, Hebra visi. Matas Jakštas yra labai gražiai matos. Technologijose. Oba. Ir jūs matot, ir čia dar nėra visi. Dabar tikiu. Tikiu. Jo, tai, žodžiu, jūsų neapgavom, kalbėdami apie jaunimą. Laukit, aš jums veidą. Tai va, jūsų tikrai neapgavom. Ir labai dėkojom, kad radot laiko nuoširdžiai pasidalint, man atrodo, esate tikrai išskirtinis pašnekovas. Jeigu nenorit to girtis, nesigirkit, bet mes tik tai konstatuojam. Tai esate tikrai rinktinis pašnekovas. Bet aš gerbiu, myliu, mano bičiulį. Šventą Joną Paulių II. Aš atsiprašau, nukirtau, reiškiasi, kardinolas sakė, kad gerbia myli.
Tai žodžiu, mūsų laikas jau visiškai pasibaigė, mes dėkojam Jums, eminencija, kad Jūs antrą kartą jau su mumis pasiryžtat kalbėtis ir tikiuosi bus dar 14 kartų. Man labai patiko, kaip Jūs gražiai pasakėt, kad jeigu eisim su Kristum, viskas bus ant teisingo pamato, jeigu eisim be Kristaus, tai tada pasiduosim interneto, gatvės ir visoms kitoms valioms. Tai ačiū už tai, kad Jūs savo gyvenimu rodot, kad eit su Kristum ne tik, kad apsimoka, bet yra labai gera, vaisinga ir džiaugsminga. Man yra patik, kad yra dar klierikų. Norim būti kunigais ir skelbti Kristų, ne ką kitą. Skelbsime Kristų, o ne ką kitą. Tai, Linai, Mantai, labai Jums ačiū už pokalbį. Tikrai aplodismentai visų, čia visi ploja ir džiaugiasi Jums ir dėkoja. Tikrai buvo be galo įdomus pokalbis. Ačiū Jums, eminencija. Siunčiam kuo didžiausius linkėjimus, linkim Jums sveikatos ir tikrai jaunimas prisimena Jūs maldoje. Tikrai esame Jums labai dėkingi. Kaip jūs rodot per tą kamerą. Pamojuokite. Jūs galite ten pamojuoti. Aleliuja, o mes tik tai visai baigdami norime pasigirti, kad kardinolas yra mūsų kaimynas. Tai jeigu norite turėti tokių kaimynų, stokite į kunigų seminariją. Gero vakaro.